Here. Pažiūrėk, kaip garuoja vanduo. Sofija, ką ten pridirbai jau? Ir džiau. Ir džiau. Na ką, labas rytas. Žinokit, aš negaliu patikėti, kaip greitai lekia kalėdinis laikotarpis. Ir žinoma, šiemet, kaip ir kiekvienais metais, gruodis mums yra labai darbingas mėnuo. Turime susiplanavę žiauriai smagią reklamą, kurią filmuosime ant ledo prie rotušės. Tai čiuožti aš moku, bet nepakankamai gerai tam, kad nufilmuoti reklamą, ir mes nusprendėme surasti man dublerę. Tai žodžiu, vakar surengiau paieškas merginos, kuri labai gerai čiuožia, ir kaip tik tokią radau, kuri moka daryti įvairiausius triukus, tikrai nuostabiai čiuožia. Tai jinai ir bus mano dublerė šiandien. Tai aš norėčiau jums parodyti visą filmavimo procesą, bet ko gero nespėsim, nes mums reikia per vieną seansą nufilmuoti visą reklamą, bet galite visada užsukti mano Instagramą ir pasižiūrėti jau rezultatą. Aš manau, kad bus žiauriai smagus rezultatas. Ir žinoma, mes dar tęsim šią savaitę dovanų paieškas, nes dar neturime visų. Ar tu man dovaną jau turi? Ja. Jo? Taip. Tai aš labai noriu apsilankyti kalėdinėme pop-up'e. Tai yra kalėdinė mūgė, kur įvairiausi šiuolaikiški Lietuvos kūrėjai parduoda savo rankų darbo daiktus arba produktus. Tai va, turėtų būti labai gražu ir labai skanu. Tai žodžiu, kalėdos artėja, darbai jau praktiškai yra visi baigti ir belieka tik tai maksimaliai pasimėgauti kalėdiniu vaibu, kalėdinę nuotaiką, dekoracijomis, muziką ir taip toliau. Cheers! Stiklių gatvė, kaip visada, labai graži. Ką tik ant čiuožyklos nufilmavome reklamą, o dabar einam į Carol Home pasiimti mano užsakymą. Pasižiūrėkit, koks angelo puodelis gražus. Galėtų būti kažkam labai graži dovana. Sudomino? Pasižiūrėkit šitą puodelį. Čia yra tiek daug nerealaus grožio puodelių. Vėliau parodysiu, ką. Šiaip galim ištraukti dabar. Davai ištraukiam dabar, parodysiu, ką užsisakiau. Va, pasižiūrėkit, koks grožis. Šiaip istorija buvo tokia, kad aš jį nupirkau savo kolegijai dovanų ir tada išpakavau ir tiesiog žiauriai išnorėjau irgi tokio. Tai va ir savo užsisakiau. Ateik. Nori žaisti? Majukai, ateik čia, ateik. Aš jau geriu kavutę iš savo naujo puodelio. Nu, duok. Kur kamuoliukas? Duok. Tai mes su Artūru nusprendėm šiandien pasidaryti tokį jaukų vakarą namie. Ir aš nusprendžiau tą progą kažką pasigaminti. Tai dabar pasiieškosiu receptų ir žinoma, man reikia surasti kažkokį receptą, kuriam aš turėčiau visus ingredientus. Tai pasižiūrėsim. Gerai, tai pagal ingredientus matau, kad galėsiu pagaminti štai šitus sausainiukus. Eisiu dabar gaminti. Einam? Duosiu skanuką, einam.
Gerai, tai aš praktiškai visus ingredientus turiu. Tai čia yra moliūgų tyrė, kažkada anksčiau kepiau, rapsų aliejus, cukrus, avižų miltai. Tada čia turiu įvairiausių riešutų sviesto ir migdolai. Va tokia įdomi tešla man gavosi ir dabar liko suberti tik riešutus. Žodžiu, šiandien svarbus vakaras, nes šiandien vyksta mūsų merginų kasmetinis prieškalėdinis suvažiavimas. Ir šiemet viena iš merginų atsidarė savo naują studiją ir pakvietė mus. Kai buvau kėlusi rilsą, kur Artūras man darė šukuoseną, visi klausė, iš kur yra šitas prietaisas. Tai čia yra atseit Dysono dupas. Tai tiesiog, kaip sakiau, iš Amazono, jų tikrai ten yra nemažai. Veikia puikiai, nepastebėjau jokių trūkumų. Vau, pasižiūrėkit, kaip gražiai mes šiandien čia būsim. Vilnius dar miega, o mes su Artūru einam į spa. Man tai patinka šitas planas, tau? Na, man irgi visai man labai patinka. Einam. Tai ką, susitiksim? Kur? Čia? Čia? Jo. Ate. Labas. Mes jau tiesiog puikiai pailsėjo, atsipalaidavę. Man atrodo, netgi iš mano veido matosi, kad žmogus pailsėjo gerai. Jeigu dabar įkelt mano video prieš ir po, tai manau skirtumas tikrai bus. Ačiū labai. Ačiū. Pasižiūrėkit, kaip skaniai patiekalai atrodo. Čia yra kimči, čia yra agurkėlių salotos, čia yra jam kimbap, tikriausiai, su tofu. Ir čia yra udon makaronai su tofu. Skanu? Nu, žinokit, belė kaip skaniai buvo. Artūras dar mano dabar užbaigė.
toks puodelis. Žiūrėkit, kokių kietų megztinių yra. Bet aš tai, pavyzdžiui, šitą įsižiūrėjau Artūrui. Arba va šitą. Kokį? Man kažkaip faina, kad lietuviškai parašyta, žinai. Tai gal mėlyną, jo, manau. Jo. Paimsim. Šitą? Jo. Ačiū labai. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Visiems jums linkiu šilčiausių, nuostabiausių, gražiausių švenčių. Ir mes jau greitai susitiksime, nes visai netrukus įkelsiu savo kalėdinį vlogą. Iki!